Viena iš sudedamųjų tautinio kostiumo dalių yra riešinės. Riešinės buvo dėvimos prie šiltesnių rūbų, tai pavyzdžiui, prie švarkelių ar sermėgų. Riešinės dėvėjo tiek vyrai, tiek moteris. Riešinės yra mezgamos, ne neriamos, o mezgamos. Pirmiausia, ant siūlo yra suveriami skirtingų spalvų karoliukai. Išskaičiavus prieš tai pasidarius tam tikrą schemą, kiek turėti karoliukų žalių, kiek mėlynų, kiek baltų, visi karoliukai suveriami ant siūlo ir tik tada pradedamos megzti riešinės. Jeigu tu padarai klaidą ir kažkurio karoliuko neįvėriai arba įvėriai per daug, teks viską pradėti nuo pradžių. Riešinės labai tinka tiem žmonėm, kurie turi problemų su rankų sąnariais. Dažnai būna, kad juos paskauda, tai jos labai maloniai apgaubia ir šildo. Prie tautinio kostiumo be sermėgos ar surduto nėra rekomenduojama dėvėti riešinių. Bet jeigu jums labai gražu ir patinka, drąsiai galite.